supista poliklinika. Nežinau, kaip galima tai prašyti dalykus, bet tarkim. Žiūrėkit, kaip parašyta apie mano petį. Kairio peties sąnarių raiščių patempimas. Viskas. Tiesiog aš sąnarių raiščius patempiu. Bet aš taip ir jums kalbėjau. Šiaip pas mane sausgyslė patempta buvo ir beveik nuplėšta. Bet kaip čia parašyta, aš tiesiog sąnario raiščius patempiu. Bet aš patempiau kito lygio, kad jie mane negrįžtamai visam gyvenimui pasitempi. Aš jos patempiau, kad jis deformuotas petys yra. Pas mane skirtumas yra tiesiog pečiuose. Aš negaliu kilnuoti svorio, aš negaliu sportuoti, aš negaliu dirbti darbuose, pas mane yra Kodėl, sakau, čia tiesiog parašyta reikia, jis tiesiog pasitempi raiščius. Aš sakau, what the fuck, taip supaprastinta, tipo, crazy. Čia turėtų būti diagnozė. O dabar tiesiog parašyta, aš pasitempiau petį. Jo, pasitempiau petį, kad negalėjau jo pakelti rankos pusę metų. Ačiū fucking, ačiū. Tiesiog, amazing. Pasitempiau. Tarkim, einam toliau. Toliau šitie dalykai beje susiję yra. Nes po peties mano bairio eina toliau, žiūrėkit, dabar čia klausykit, tipo hebra. Subakromialinio ankštumo MRT požymiai. Aš dariau MRT, kada man buvo petys, jeigu nežinot, kas yra MRT, tai yra magnetinio rezonanso tyrimas. Ir va dabar man reikia bandyti suvesti šitą visą terminą, hebra. Tai yra ankštumas. Subakromialinis ankštumas. Peties sąnario atrozė. Va, šičia skamba rimčiau, kas man yra, hebra. Čia yra rimčiau. O, žiūrėk, net siūlo operacijas. No shit, nes man siūlė operacijas. No shit, aš bandysiu jums biškį patraukti, kad geriau matytųsi. No shit. Mini invazinės operacijos man reikia daryti, sakau. Opa, nice. Patologija, čia yra pizdėts. Cool. Ir kodėl šitas dalykas yra prie nusiskundimo, lyg aš pats atėjau, pasakiau. Hebra, man subakrominalinis ankštumas, man atrodo. Ne, čia yra diagnozė. Čia yra pizdėts, man sąnario atrozė yra. Čia liga. Degeneracinė peties sąnario liga pažindžia sąnarės kremzerį, po jo esanti fucking kaulą, progresuojanti. Fuck, aš jums sakiau, kad man žopa yra su pečiu, bet kodėl va šitą dalyką, šitą ligą? Man jie parašė prie nusiskundimų. Ko net neskaitys kariuomeniai? Kodėl man... Aš net domėjęs apie šitą dalyką, šitą vat atrozę, vat visą šitą subamakrinę. Jinai iki senatvės nepagyja, tau petį keičia beveik senatvėj. Tau tiesiog reikia labai atsargiai elgtis savo pečiu. Ir saugoti. Jesus Christ. Karoči. Ne, aš sakau, dėl ko pykstu, tai yra visas tas aprašymas, tipo. Kaip pateikė. Aš vieną lapą gavau, aš galvoju, aš bylą gausiu su visais faktais, įrodymais, manau. Ne, aš gavau vieną lapą, kur vienoj pastraipų yra sukišta tiesiog. Va tokio lygio lygos ir dalykai. Tiesiog sukišta, lyg čia niekas. Keli žodžius. Tai va, jo, tai, bet šito dalyko man jie beje nediagnozuoja, nors jis buvo diagnozuotas, bet ne, jie man parašo, kad yra tiesiog požymiai to. O tai požymiai nėra ligos diagnozė. Tipo, jeigu tu turi ligos požymius, kodėl tau jos nediagnozuoja? What the fuck? Aš sakau, poliklinika yra kariuomenės pusėj. Bent jau ką aš matau iš šitų visų aprašymų. Jie lik nori, kad aš ten eičiau. Gerai, einam toliau. Fuck. Jo, tai aš visai buvau teisus, pasirodo visi tie aprašymai yra gerai padaryti. Tiesiog jie sukišti, sakau, tokią formą, kad atrodo, kad čia nieko tokio. Ir jūs galvojat, kariuomenė žinos, kas yra subakrominalinis ankštumas? Ne. Tiesiog pažiūrės, čia daug parašyta, nieks to neskaitys ir CBB. Gerai, sinovijos hipertrofija. Fucking shit. Ne, visai smagu, hebra, kaip ir sakau, aš pats nieko nesigaudau, kas tai yra per dalykai. Ir man pačiam gan, žinokit, nuobodu yra. Kodėl man AdSense norėjo atidaryti, aš noriu tiesiog į Google nueit .lt. Aš vos netidariau savo banko sąskaitos. Gerai. Sinovijos hipertrofija. Man diagnozuota buvo. Kaulų raumenų lygos. Nice. Nice. Čia vis dar viskas. Čia vis dar šitie dalykai visi eina. Jie eina kartu su mano pečiu. Pas man jau yra 3 diagnozės su pečiu. Not bad, ne? Aš jums sakiau, kad man su pečiu pizdės yra. Jeigu kas nematėt, sakau, aš kitam kanale, kai gavau šaukimą į kariuomenę. Va, aš įkėliau šitą video. Šiaip 12 000 peržiūrų, daug kas matėt.
Rimtos priežastys neiti kariuomenę. Šiaip viskas, ką aš ten kalbėjau, buvo mano, tipo, apie petį. Daugumoje, čia yra mano rimta priežastis. Viena. Ir dabar jinai visai fainai prašyta, trimis net dalykais. Tik tai sakau, pateikta tokia forma, kad čia nieko ypatinga. Bet jo, jau turėjom, kad čia yra patempimas, kad tai yra akrozė raumenų kaulo kremzlės. Ir dabar mes turim sinoviją, kas yra uždegimas progresuojantis, pasireiškia vis dažniau. Apie tai ir kalbu, kad mano petys iki šiol nepagijęs. Jis iki šiol, jeigu apkrautus ar ką, jis gali fucking turėti uždegimą ir panašius šūdus. Jam yra šikna, jis net nepagydomas beveik normaliai. Net iki artrito, tipo, yra sinovijos pokyčiai, kurie iki artrito nueina. Amazing. Aš nežinau, aš dabar bandau dar reaguoti neutraliai visus šitus dalykus, bet po biškį man biškį liūna darosi, žinokit. Kad pasirodo, aš rimtai gan sergu, bet ne apie tai, aš pasitengsiu savo emocijas valdyti, kad man nėra labai šikna. Na, žiūrėkit, dar vienas. Deformuojama osteoartrozė, galima pristabdyti. Ačiū, kad galima pristabdyti ją. Amazing. Paduokit dabar tai kariuomeniai. Kad pasirodo, aš sergu lygom, kurių net negydomas svarsto, o svarsto jų pristabdymą, nes jos nepagydomos. Apie ką aš ir kalbu. Tipo, kai mano lygą pasigūglini, tau net nėra pagydymo. Tau tiesiog rašau, ją galima pristabdyti. Wow. Amazing. Ačiū, kad ją galima pristabdyti. Aš nenumirsiu. Ją galima sulėtinti. Vat, Jesus Christ. Bet sakau, kad šitos faktus ištraukti, kad juos žinoti, tau reikia vos negūglintis ir, tipo, domėtis dalykais. Kai čia sakau, kebra, aš dabar piktas dėl ko šiandien, nes šiaip aš džiaugčiaus. Cool, surašė kietais faktais. Aš rimtai invalidas, kaip aš ir žinojau. Pas mane šikna su pečiu. Lala. Bet, kebra, dėl ko aš piktas, kad jūs nematote, kaip šitam lape, kaip poliklinika parašė. Ir kariuomenė, jie neanalizuos taip, manau, tos kiekvienos lygos. Jie tiesiog pažiūrės, kad, čia kažkokia... Jo, primenu, mes vis dar 15 metais, hebra. Kaip minėjau, smash that like button. Mes jau surinkom 500, tai reiškia skaitysiu 16 metus. Ir atitinkamai 600-700 laikų skaitysiu dar daugiau. Tai va, tai jeigu įdomu, smash that like button, taip pat eisim CSGO kitus dalykus, bet... Mes vis dar 15 metais. Mes vis dar 15 metais. Bet jau einam į pabaigą, žinokit. Tai, bet kadangi jau 500 yra, tai reikės iškart 16 skaityti. Bet jo, 15 yra pretty cool. Pretty cool. Bet man to pačiu biškį liūdna, net. Aš biškį parinos, ant kiek čia man šikna. Anyways, einam toliau. Kiti kablelis ir kiti patikslinti odos ir poodinio audinių pakitimai. What? Aš šito net nežinojau. Pas mane pasirodo yra odos ir poodinių. Man atrodo, čia irgi prie peties, hebra. Prie peties. Man atrodo, kad čia yra 4. diagnozė, kur yra prie peties. Tipo, dėl vienos mano traumos, kurią aš jums pastaruosius mėnesius grūdau, kad pas mane yra žiauriai supistas petys, čia jis yra 4 dalykais aprašytas. Ir man atrodo, kad mano poodiniai audiniai ir viskas pakeitė. Nes kaip minėjau, jeigu aš nusimčiau maikę ar ką, jūs matytumėt, kad mano deformuotas net petys yra ir jisai pakitęs yra. Tai gal tai ir turiu omeny, kad poodai yra pakitę audiniai, tipo, ne ant kiek jisai supistas. Jo, tai sakau, jeigu man tiesiog būtų parašę, kad pas mane yra šikna su pečiu, tiesiog realiai būtų nupiešę šikną ir parašę petys, kariuomeniai tai suprastų. Bet dabar, sakau, čia tokiom formom taip sugrūsta į tokį, sakau, mėsmalę, kad tu pasižiūri galvoji, ir sakau, diagnozė tik viena, hebra, kas jau praleidot pradžiai, sakiau, pas mane yra tik viena diagnozė, tai yra trumparegystė. Visa kita, ką aš dabar jums skaitau, yra tiesiog nusiskundimai. Tipo, čia net nėra diagnozuota. Tipo, amazing, ne? Amazing. Gerai, tuo aš dar sutvarkau porą dalykų, aš noriu atsigert. Jūs irgi biškiai atsigerkit. Tai siekit.